Sveiki, krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Praėjusią savaitę pasišiukšlino Žalgiris ir aš griuvau veidų į purvą, prognozuodamas Žalgirio pergalę prieš Madrido Realą. Tačiau nusiminti neverta, laukia dar labai daug rungtynių, tik ir šią dvigubą savaitę Žalgiris laimės nors vieną mačą. O jūs nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalo, pateikite savo spėjimus ir linkiu visiems kuo didžiausios sėkmės. Sausio 14 dieną itin svarbės Europos taurės turnyro rungtynes žais Vilniaus Vulfs komanda, kai išvykoje kausis su Stambulo Bešiktašu. Pastaruoju metu tikrai suprastėjo Vilkų žaidimas, pralaimėta outsideriams Sopoto Treflui ir turi daug vargo Alessandro Magro auklėtiniai Lietuvos krepšinio lygoje. Labai suprastėjo komandos gynyba, tačiau Bešiktašas pastaruoju metu irgi neblizga, 3 iš eilės pralaimėjimai Europos taurėje, 2 rungtynės pralaimėt triuškinamų skirtumų. Panašumas tas, kad ir Bešiktašo gynyba tokia tapo kiaura, todėl prognozuoju, kad dvikova bus labai rezultatyvi, komandos tikrai, manau, pelnys maždaug 170 taškų, bet nuojauta kužda, kad vis dėlto Bešiktašas išplėš pergalę maždaug 5 taškais. Sausio 15 dieną Žalgirio Eurolygoje laukia, sakyčiau, gyvenk arba mirk rungtynės, akistata su Bolonijos Virtus. Žalgiriečiai tikrai psichologinėje duobėje smunka turnyro lentelėje, pralaimėjimo atveju tikrai, manau, bus labai sudėtinga pakovoti dėl vietos įkrintamosiose varžybose. Žalgiris neblizga dabar ir LKL čempionate, tačiau Virtus komanda yra tikrai įveikiama. Nors Bolonijos klubas laimėjo 3 iš pastarųjų 4 rungtynių, tačiau traumuotas yra komandos lyderis Vilas Klaiburnas, ilgai traumą gydėsi turniky Šengelėje. Kai atliekam šį filmavimą, dar neaišku, ar jis rungtyniaus. Ir šį kartą aš nebejoju, kad Žalgiris laimės, kitu atveju turbūt atsistatydinsiu ir baigsiu savo profesionalo karjerą. Žalgirio pergalė maždaug 10 taškų skirtumų. Sausio 17 dieną Žalgirio laukia labai rimtas iššūkis, kova svečiuose prieš Stambulo Fenerbahčę, kurią treniruoja Šarūnas Jasikevičius. Namie pralaimėjo Žalgiris Stambulo ekipai, tačiau Fenerbahčė neprognozuojama komanda. Kaip matom, šį sezoną porą kartų pralaimėjo didesniu nei 30 taškų skirtumų. Komanda kankina traumos, seniai iškritęs Vilbekinas, seniai iškritęs Baldvinas, ne iš gero gyvenimo. Fenerbahčė pasikvietė 36 metų veteraną Eriką Makolumą, bet to nėra dar ir Arturo Žagaro. Aš sakyčiau, kad Žalgiris tikrai gali kabintis tose rungtynėse. Prognozuoju, kad bus atkakli kova, nervų karas. Vis dėlto Fenerbahčė savo žiūrovų akivaizdoje turbūt įrodys savo pranašumą. Abi komandos, sakyčiau, nepelnys daugiau nei 150 ar 155 taškų, Fenerbahčės pergalė maždaug 7-8 taškais. Šį savaitgalį mūsų laukia atsakomieji KMT mačai, ketvirtfinalio etapas. Vilniaus Rytas priims Klaipėdos Neptūną, uostamiestyje vilniečiai laimėjo 11 taškų skirtumų, labai gilioje duobėje Klaipėdos komanda patyrė 6 iš eilės pralaimėjimus Lietuvos krepšinio lygoje. Aš nematau variantų klaipėdiečiams, kaip jie galėtų likviduoti dviženklį pranašumą. Manau, kad ir tose rungtynėse Rytas iškovos pergalę. Tik spėju, kad netriuškins varžovų, Neptūnas šiek tiek pasipriešins. Rytas sudraskys klaipėdiečių gynybą, tikrai turėtų pelnyti maždaug 90 taškų. Ryto pergalė 12-13 taškų skirtumų. Panevėžio 7bet Lietkabelis KMT ketvirtfinalio antrosiose rungtynėse namie kovos su Kėdainių Nevėžiu. Kėdainiuose 1 tašku triumfavo Nevėžis ir matėme, kaip Agurkų krašto komanda rimtai kybo į atlapus Žalgiriui, kauniečiai vos nepaspringo tais Kėdainių agurkais, tikrai labai gerą įspūdį palieka Gedimino
Petrausko darbas, styguota komanda, turinti puikių gynėjų, puikių snaiperių. Panevėžiečiams, tikrai lengva nebus, tačiau, pririmti prie sienos yra ne Dočanoko auklėtiniai. Aš manau, kad vienas esminių faktorių bus Džordže Gagičius. Tokio fiziškai stipraus aukšto ūgio neturi kėdainiečiai. Manau, bus maitinamas kamuoliais serbas, turėtų suversti 15-17, gal net ir daugiau taškų, ir 7bet Lietkabelis iškovos pergalę maždaug 80 taškų skirtum. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Pagaliau Lietuvoje nušvito saulė. Tikėsimės prašviesės ir Žalgirio žaidimas. Neabejoju, kad žalgiriečiai iškovos nors vieną pergalę šioje dviguboje Eurolygos savaitėje. Iki!